Ar tu gimei 2008, 9, 10 ar 11 metais? Jeigu tai tu, paklausyk. Pastaraisiais metais atsirado dviejų tipų mokiniai. Tie, kurie viską supranta ir tie, kurie namie mokosi patys. Mes užaugom labai keistais laikais. Covidas, ChatGPT, visas kitos dirbtinio intelekto programėlės gali susukti galvą. Ir kai buvom priversti mokytis namie, mokytojai pradėjo ant mūsų pykti, kad mes naudojam dirbtinį intelektą. O kaip mums dar kitaip išmokti, jeigu mokykloje medžiaga nėra iki galo aiški ir mums vis tiek reikia korepetitorių? Šitą temą aš pasikalbėjau su savo mokytojais ir dėstytojais ir štai ką jie man parekomendavo. Nes pasirodo yra supratingų mokytojų, kurie žino ir supranta, kad mokiniams mokykloje mokytis neužtenka ir jie vis tiek tą darys namie. Aš jau pasakiau mokytojui iš karto, kad naudoju Astra AI ir mokytojas buvo labai suinteresuotas. Kartu įsijungėm programėlę ir mokytojas pabandė įsikelti savo pamokos medžiagą ir pasižiūrėti, kas įvyks. Programa aišku sugeneravo aiškius konspektus. Ir kartu priėjom išvadą, kad nebūtina pamokoje klausytis ir bandyti konspektuotis visą mokytojo medžiagą. Vietoj to įsigilink, ką jis sako ir namuose įsikelt mokytojo medžiagą į Astra AI, kuri padės tau sutvarkyti ir sudaryti konspektus, kad kitai pamokai ateitum jau maksimaliai pasiruošęs. Mokytojas įvertino tai kaip laiką taupantį dalyką. Išsisaugok ją ir tu dabar bandai tiesiog išgyventi mokykloje.